Trailing drawdown. Tai šiandien pakalbėsiu apie trailing drawdown ir kas tai būtent yra. Tai yra aktualu žmonėm, kurie naudojasi prop firmom. Tai jei treidinant savo live sąskaitą, nereikės susidurti su tokiais dalykais kaip trailing drawdown ar tiesiog drawdown, nes tiesiog nėra tokių reikalavimų. Reikės atkreipti dėmesį į margin ir kitus dalykus. Bet kas naudojasi prop firmom, tai galbūt susidūrėte, kai kurios prop firmos turi statinį drawdown ir kai kurios turi būtent trailing drawdown. Tai aš būtent norėsiu šiuo video paaiškinti, pasidalinti vaizdžiai, kas tai yra ir padėti tiesiog išsiaiškinti. Tai prieš pasidalinant ekranu turiu priminti, kad tai nėra finansinis patarimas, tai yra tik edukaciniais tikslais. Prieš kažkur investuodami savo pinigus pasitarkite ar su patarėju, ar tiesiog gerai apgalvokite. Taigi judu į savo ekraną. Ok, ką mes čia turime? Čia tiesiog pavyzdys prie nas ir imsiu pavyzdį su 10 000 akauntų. Ir sakykime, pradėjus sąskaitą, mes turime pasiekti tam tikrą targetą ir tai gali būti 10 procentų, 8 procentai, priklauso nuo būtent firmos, su kuria dirbate. Netgi ant futures yra tik tais kažkur 6 procentai. Taigi, ką čia reikia padaryti? Kokie čia pavyzdžiai? Tai yra du pavyzdžiai, kuriuos mes galime turėti. Tai pirmas yra static drawdown. Tai yra jisai nesikeičia. Ir kai mes atidarome sąskaitą, mes galbūt treidiname, nueiname šiek tiek į minusą, po to nueiname į viršų, toliau vėl į minusą ir po truputį kylame ir siekiame targetą. Ne? Ir dabar, kas vyksta su šitu drawdown, mes galime pralaimėti $1000 plus pelną. Lygiai tas pats yra $1000 minus tavo pralaimėti pinigai. Tai jeigu čia nuėjai į minusą, tai tavo drawdown jau max gali būti minus $800. Bet einant į viršų, jis taip pat kyla, po to vėl biškį nukrinta, vėl kyla ir jis eina kartu su tavo equity. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį, tai yra ne balansas, o equity. Tai reiškia, netgi jeigu tu ir turi atidarytų treidų, kurie yra pliuse ar minuse, irgi skaičiuojasi, tai negali palikti tiesiog treido, kad eitų į kitą pusę, nes būtent jeigu bus minusas didesnis, kad ir jis yra neuždarytas, nėra balanse, vis tiek prisiskaičiuos. Tai tą labai svarbu žinoti. Ir būtent šitoj vietoj, kai jau esi 10 950, tu gali bendroj sumoj nueiti į 1950 į minusą, ir tik tada sudeginsi akauntą, jeigu taip dėja atsitiktų, bet šitoj vietoj tikrai neturėtų taip būti. Ok, tai čia mes tiesiog pasiekėme targetą ir esmė, kad šitas yra flexible, tai yra kintantis, ne? Kas vyksta su trailing drawdown, ne? Mes visą laiką turime 1000 arba 10 procentų nuo tavo esamos sumos ir ne balanse, o nuo tavo equity. Vadinasi, lygiai ta pati situacija, jei turėjai kažkokių atidarytų treidų ir jie pasiekė, pabandysim nupiešti. Mes čia važiavom, biškį į minusą, pradėjom eiti į pliusą, biškį pakritom į minusą ir taip toliau. Šitoj vietoj mūsų drawdown, jisai nekinta, jisai nevažinėja kartu. Jisai važiuos žemyn, jis gali būti mažesnis iki pačio mažiausio minimumo, tai yra, sakykime, 9000 pagal šį pavyzdį, bet jisai turi būti bent jau 1000. Ir kai mes pradedame eiti į pliusą, nebūtinai balansas gali būti equity, kai mes pradedame eiti į pliusą, mes kiek maksimaliai galim nukristi irgi kinta, tai dabar lieka nebe 9000, o max galim pasiekti 9100. Čia mes apytiksliai, ne? Jeigu dar toliau einame į pliusą, mes kiek galime nukristi maksimaliai, tai yra, sakykime, 9400. Ir šitoj vietoj jau mes, kai turėjome dipą,
nors bendrai sąskaitoje mes esame pliuse, bet vis tiek mūsų tas drawdown, kiek mes galime nueiti, jis yra kažkur $800. Sakykime, jeigu čia tas minusas mažas buvo 200, minus 200, tai bendrai į minusą daugiau jau po šitos būtent situacijos mes galim nueiti nedaugiau minus 800 vietoj to, kad įprastai būtų visa šita suma. Aha. Ok, ir lygiai taip jis važiuos iki pat tol, kol pasieksite jau targetą. Tai čia yra tas esminis skirtumas, tu visą laiką turi tą 10%, bet jis kartu juda su tavo būtent equity. Vienas minusas yra tas, kad, tarkim, jeigu šitoj situacijai jūs turėjote eilę gerų treidų ir neuždarėte pliuso, bet equity buvo pakilus, sakykime, nuėjo equity, buvo treidas sukosi $200 ir nuėjo į stop loss, sakykime, minus $100, tai mums iš karto jau dėja prisiskaičiuoja ir liekam mes čia. Mūsų tas saugumas yra daug mažesnis, mes turime tik tais apie 5 kažkur šimtus. Vėlgi čia apytiksliai. Tai jeigu jūs turite equity, tai reikėtų valdyti taip treidus, kad tiesiog ar persikelti į break-even, ar nusimti pusę, jau priklauso nuo jūsų būtent treido managemento, nuo treido kiekvieno užsakymo valdymo, kaip jūs pagal jūsų strategiją. Tai šiandien kol kas tiek. Jeigu norit edukuotis pas mus akademijoje, tai irgi kviečiu susipažinti. Tiesiog čia yra visa informacija mano Instagrame, tai yra minta.gri, galite peržiūrėti, o jei patiko šitas video ir buvo įdomus, naudingas, tai būtinai paspauskit subscribe ir susitiksime jau netrukus kitose video.